Na ką, pagaliau, jau truputį netgi vėluoju, bet iš esmės šito momento laukiau maždaug metus ir 4 mėnesius. Tai 1,5 metų kėliau video ir tik jūsų mėly prenumeratorių dėka dabar esu čia ir rašinėjau šitą video. Tai ta proga pasižiūrėkime, nuo ko prasidėjo šitas kanalas, kokie buvo jo pirmieji video ir kaip viskas vyko. Visa šita istorija prasidėjo prieš maždaug 1,5 metų, kai aš nusipirkau savo pirmąją GoPro kamerą, tarp kitko tą pačią kamerą, su kuria ir dabar filmuoju šitą video. Ir kad jau turėjau tą kamerą, pagalvojau, reikia pabandyti sukurti video. Ir proga pasitaikė labai neužilgo, nes su savo pirmuoju kanalo herojumi Ignu keliavome į nuotykių laipynių parką Kaune. Vyrai, einam tarp įsit. Neleidžiam muziejuje. Tam. Neturim bilieto. Varyk zuikį. Zuikį. Neleidžiam. M18. Nusprendėme padaryti tokį iššūkį, kad tiesiog pasirungtiniauti, kas surinks daugiau taškų ir pereis daugiau kliučių. Kodėl aš čia einu? Nežiūrėk į apą, aš nei karto nepažiūrėjau. Ne. Tai kad plynas man per tą. Aš geriau važiuosiu. Eik tu. Reikia naudotis protu, o ne raumenim. Visą laiką gyvenime dirbkit protu. Video buvo padarytas, jis buvo įkeltas ir pažiūrėkime, kaip jam sekėsi. Per pirmąjį mėnesį vaizdo įrašas surinko 24 peržiūras ir 1 prenumeratorių. Tai manau, kad tas vienas prenumeratorius buvo Ignas, o iš 24 peržiūrų kokios 10 peržiūrų tikriausiai buvo mano pačio, kur žiūrėjau tą video ir tikrinau, kas su juo negerai. Rezultatai neblizga, bet pradžia visą laiką būna sunki, tai nepasimečiau ir iš karto pradėjau kurti naują video. Na ir sekantis video vienas iš mano asmeniškai mėgstamiausių video, kurį buvo labai smagu filmuoti ir montuoti, tai yra naujokų dronų dvikova. Competitionas begins, ką? Tai taip jau. Aš jau Viskas pasibaigė draugiškumas. Kodėl šitas video buvo toks smagus, nes tiesiog mes susigalvojame crazy idėją, kurią pasiskolinau iš Nicholas Christ, jeigu gerai atsimenu. Išvažiavome 3 ryto su dviračiais prie kažkokių ežerų, filmavome, po to montavimo tas video ir pažiūrėjome, kieno gavosi geresnis. 4 gigai. What the fuck? Labai smagi idėja ir vis dar nostalgiška ant širdelės prisiminti šitą video. Tai manau, kad kada nors gyvenime pakartosime šitą idėją, jeigu Petras pasirašys antrą kartą ir padarysime kažką panašaus. Trys, 2, 1. Žiūrėkime, kaip jam sekėsi pirmąjį maždaug mėnesį. Jis surinko 68 peržiūros ir gavo 0 prenumeratorių. Taip jau gavosi. Tai keliaukime prie kito video. O kitas video buvo nufilmuotas, sakykime, labai spontaniškai, nes netikėtai vidury mokslo metų tiesiog išvažiavau su tėvais į kelionę į Azorų ir Madeiros salas. Tai kaip ir minėjau, šitas video gavosi labai spontaniškai, labai greitai susikomplektavau visą kamerą, viską susikroviau. Ir pirmą kartą kūriau video iš kelionės, kur filmavau visą savaitę. Tai dėl to gavosi labai daug medžiagos ir aišku, užtrukau ganėtinai ilgai, kol jį sumontavau ir įkėliau. Bet jeigu pažiūrėsime į rezultatus, tai čia buvo vienas iš mano tuometinių geriausių įkeltų video. Per realiai pirmąjį mėnesį surinko 75 peržiūras, tai vėlgi truputį daugiau negu praeitas video, bet kol kas nieko labai rimto. Nauja motivacija, nauji metai, 2023, važiuojam. Sikupiai? Jo. Viskas? Gerai, galim pradėti. Wow, iš kur, kodėl? Vis lauk. Flashbangas! Bet ir mane. O!
Pirmasis kanalo vaizdo įrašas buvo Gamerio dvikova, kuris tikėjausi, kad bus toksai paprastesnis video, kurį galėsiu greitai sukurti, ir jį pasikviečiau trečiai kanalo herojų Justą. Ilgiau užtruko tą video sumontuoti, negu aš planavau. Jis per visą savo gyvenimo laiką yra surinkęs 58 peržiūras. Fuck mano balandėliai. Savęs pačią. Eik į malūną, eik į malūną. Eik į malūną. Ai. Gal O, pas mane nėra to. Gyvatė! Toliau sekė mano didžiausias, kada nors gyvenime darytas YouTube projektas. Ir tas video, žinoma, yra slidinėjimo nuotykiai kelionė į Zakopanę. Tai šitas video buvo filmuotas visą savaitę, mes ten įsidirbinėjom, darėm visokius reikalus, iššūkius, panašiai. Kai sukūriau šitą video, tiesiog susirinkome su visais kompanionais, kuriais keliavome šitoje kelionėje ir pasidarėme video peržiūrą, kas buvo labai smagu. Ir tada įkėliau šitą video į YouTube ir pažiūrėkime, kaip jiems sekėsi. Stebėtina, bet šitas video pasirodė statistiškai visai neblogai. Gal dėl to, nes keliavome su didelė kompanija, tai jie visi nusintė savo tetom, mamom, tėčiam. Ir gavosi, kad tų peržiūrų atsirado daugiau. Toliau norėjau pabandyti sukurti truputį daugiau paprastesnių video, kuriuos galima būtų greitai ir lengvai sumontuoti. Todėl pabandžiau kurti tokius vlogus, kaip pavyzdžiui savaitgalį Stokholme, kur tiesiog praleidau kelias dienas Stokholme ir filmavau viską, ką matau, ką galvoju. Mano akimis tas video gavosi ganėtinai nuobodus, bet jis vis tiek surinko 155 peržiūras. Reiktų man dar pasitobulinti toje vlogų sferoje, nes kartais sunku yra suregzti mintis vietoje ir padaryti, kad tai skambėtų įdomiai. Nu ir ką, atėjo eilė dabar video, kuris mane nustebino labiausiai. Momentėlis, kai atvažiuoji Jamspace'ą ryte, galvodamas, kad bus mažai žmonių ir tada pamatai va tokį autobusą su vaikų simboliu. Manau, kad pasirenkit, nes čia jūs įkaisi. Čia galėtum tiek peržiūrų susilaukti, visus pafilmuoji, pasakys, kad bus vlogas. Bet ten žinot, kad 21 prenumeratorius dabar yra. Kur? Pijus? Tarpas Nav. Čia jau trečias klausa. Šitą pasiskraidau. Prie tėvų neklausykit, jis prikėlęs video, kur labai keikės. Super, va čia. Espresso with his triple shot, all sweetening. Y'all getting slapped on cause you sleeping in on God. Aside from me, I don't believe in shit. I'm done fucking, but she telling me to leave it in. Lot of blessings piling up that I ain't even wished for. None left over for y'all. I'm locking the fridge door at the crib, cutting hits. I read through the catalog, came to conclusion. Viso šito video idėja buvo tiesiog, kad su Ignu nusprendėme nueiti į batutų parką, prisiminti triukus ir nufilmuoti to pačiu video. Ir yra toksai fenomenas, kad jeigu tu ateini į Jamspace batutų parką su kamera ir neduok dievės su mikrofonu, prisistato daug labai vaikų, kurie nori sužinoti, koks yra tavo kanalas, ką filmuoji, ką veiki ir panašiai. Tai taip ir atsitiko, kad buvo atvažiavę autobusas iš Jurbarko, šiautautas 4B iš Jurbarko. Tai kas buvo juokinga, kad aš turėjau 32 prenumeratorius, buvau labai didis youtuberis. Ir po to batutų parko jau turėjau 40 prenumeratorių ir kol Jurbarko autobusas grįžo iki Jurbarko, jau turėjau dar 5 prenumeratorius plus. Tai visai buvo derlingas apsilankimas batutų parke, bet pats video šiaip, ko jis mane labai nustebino, kad jis pradžiai labai ramiai surinko 70 peržiūrų per pirmąjį mėnesį, iki 100 pakilo per dar porą mėnesių ir per paskutinį mėnesį jis kažkaip iš 248 peržiūrų pakilo iki 1700. Galbūt kartais reikia ir paprastumo. Sekantis video buvo dviračių žygis į Nidą, tai labai paprasta idėja, tiesiog iš Klaipėdos sugalvojome nuvažiuoti su dviračiais iki Nidos ir ten susitikti su savo draugais. O gal užkuriam jos visus bus toks laužiukas?
Gerai, tau puikiai sekasi. Neužgesink. Toliau sekė video kelionė į Italiją. Tai irgi buvo ganėtinai sunku sumontuoti šitą video, nes turėjau labai daug prifilmavęs dalykų. Pirmą kartą vežiausi į kelionę droną, tai dar prisidėjo drono visokie vaizdai, kuriuos reikėjo kažkaip įkomponuoti į tą video, bet jį sumontavau ganėtinai greitai. Viena priežastis buvo dėl to, nes laukė kitas video, kurį labai norėjau montuoti. Video, kai pirmą kartą mokėmės veikinti Veik parke. Sakė, rankų neištesi. Jo, bet užsiblokavo jos. Ai, užsiblokavo. Taip, iš tokios padėties į tokią per sekundę. Kodėl man asmeniškai labai patiko šitas video? Nes video turėjo natūralią istorijos struktūrą, kaip istorijos pasiruošimas, kada mes pasiruošiam, konfliktas, kada mes bandom išmokti veikinti, bet mums labai prastai sekasi, ir konflikto išsisprendimas, kada mums pavyksta. Ir to video paprastumas galbūt pasireiškia ir statistikoje, nes tai buvo mano žiūrimiausias video ir dabar yra antras žiūrimiausias video, nes jis ramiai bet užtikrintai surinko 1300 peržiūrų ir 4 prenumeratorius. Na ir po šito video atėjo dabartinė mano YouTube era, kada aš gyvenu Stambulo mieste, Turkijoje ir tiesiog filmuoju, kaip man čia sekasi, kokie nuotykiai, kokios kelionės ir kokie užsiėmimai. Tai vienas iš tų video buvo balandžių pardavėjas, kada prie manęs netikėtai priėjo jaunuolis ir pasiūlė balandį. Ejau! Toliau buvo video, kaip užstrigau Stambulo metro stoties lifte. Vienas įdomiausių video, nes liftas įstrigo per pusę aukšto, tai man reikėjo iššliaužti iš to lifto. Video, kaip mes mokėmės parkūro Turkijos parkūro salėje. Na ir žinoma, būnant Turkijoje reikėjo pakeliauti, todėl atėjo laikas kelionėm. Tai tokia ta buvo mano šito kanalo istorija. Mano YouTube istorija ir mano kitų kanalų istorija yra žymiai ilgesnė ir platesnė, tai galbūt ją pabandysiu papasakoti, kai tarkim surinksiu 1000 prenumeratorių. Viską apibendrinus, buvo labai smagu prisiminti visus šitus video. Ir norėčiau visiems padėkoti, kurie prenumeravote, kurie pagalvojate galbūt, kad šitas kanalas yra įdomus. Norėčiau padėkoti visiems savo didžiausiam fanam, kurie komentavo po kiekvienu video, kurie yra mano prenumeratoriai visus tuos metus ir 4 mėnesius. Tai ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad esate kartu ir susitiksime kitame video.